Slapukas. Na, noriu pasidalinti vienu siuntinuku. Gavau šiandien ryte iš Lietuvos. Užsisakiau ir pamiršau, kad jau turi atkeliauti. Ir šiandien beldžia, žiūriu, atneša paštininkas siuntinuką. Tadam. Ir tada galvoju, kas čia, ir prisiminiau, ką užsisakiau. Man dažnai tai būna, kad pamatau kokią reklamą per Facebooką, ar Instagrame, ar TikToke. Ir jeigu man tas daiktas taip užsimanau, kad jo reikia. Ir dažniausiai iš Lietuvos, ką perku, tai vieną dalyką. Tai atspėkite, kągi aš užsisakiau. Parašykite komentaruose, ką galvojate, čia gavau, kol dar nepažiūrėjot video iki galo. Žiūrėsim, ar pažįstat mane. Taigi, gavau iš Lietuvos, labai užsimaniau, Facebook reklamai pamačiau ir tai yra dar tokia pagalba, kas gali būti štai čia, kaip manote. Na, kas mane seniau stebite, tai tikrai žinosite, nes iš Lietuvos užsisakau tik tai 2 dalykus dažniausiai. Tai čia yra vienas iš jų. Na, ar jau parašėt komentarą? Tada bandom žiūrėti, kas čia yra. Mano Bela pradėjo loti. Šiandien penktadienis, tai už lango baras tenai šalia, tai ir futbolas, tai daug žmonių, triukšmas. Taigi, pažiūrim, ką turim. Tararararam. Na ir kas spėjote, kad tai knyga, tai atspėjote. Nes iš Lietuvos dažniausiai aš užsisakau arba knygas, arba kokius nors rankdarbius. Man patinka iš draugių, iš šiaip kokių rankdarbių meistrų užsisakyti, ką nors rankdarbių kokių. Ir dažniausiai dar knygas. Tai čia yra knyga. Tadam. Tai yra knyga apie reikį. Labai daug metų aš skaitinėjau apie reikį, mane domina, bet vis kažkaip tai dar ne per daug į tai ėjau, neturiu tų iniciacijų, bet visada galvoju, kad kaip gerai būtų apsimokinti su šitą energiją, ją valdyti, kad galėtum savo padėti, aplinkiniams padėti, ne saviems, draugams, šeimos nariams ar kažkam, žodžiu, kam to reikia. Ir dabar pamačiau šią knygą ir galvoju, kažkaip tai jinai mane pašaukė, kad turiu ją įsigyti. Tai yra knygų serija Padėk sau pats, pirma knyga Reiki senovinis gydymo menas. Čia parašyta, kas parašė viską ir dar šioje knygoje rasite Reiki praktika su čakromis, detalę energetinės reiki diagnostikos metodiką, informacija, kokios žmogaus mintis ir emocijos veikia atskirus jo vidaus organus. Asmeninės Huiro Hayashi, čia jo, Huiro, sunkiai skaitosi pavardės, bet ir Havajo Takata lenteles skirtas konkrečių ligų gydymui, gydančias meditacijas, auros valymo praktika, darbo su baimėmis metodika.
įdomų darbo su baimėmis metodiką, nes visi mes turim baimę, ne? O kaip sako, kur visa sėkmė, viskas, mūsų visas džiaugsmas, laimė ir viskas slepiasi už baimių. Taigi reikia eiti ten, kur baimės, nugalėti baimės ir tada viskas bus čiki-driki. Belaloja. Kaip man patinka naujų knygų kvapas. Jo, esu viena iš tų keistuolių, kur mėgstu, pavyzdžiui, knygyną nuėjus, uostyti knygas. Tas popieriaus spaustuvės kvapas. Kaip jums patinka knygų kvapas. Tai štai, tokia knyga, neplona. Ir dabar skaitysiu, domėsiuos. Žiūriu, ir nuotraukų yra, ir lentelių. Jeigu įdomu, galėsiu pasidalinti kažkokiais tai tekstais ar kažkuo iš šios knygos, o jeigu įdomu, kur ją įsigijau ir jūs norėtumėte, tai parašykite man, aš pasižiūrėsiu, iš kur ją pirkau, nes online, ir galėsiu atsiųsti ir jums nuorodą. Tai va. Naujas pirkinukas, nauja knyga, labai patinka. Man kaip šventė, kai gaunu kokių knygų. Rytoj tiesa irgi einu į gimtadienį ir dovanų nešiu knygą. Jo, senoviškai taip. Daug kas nustemba, kad dar su knygom dovanoji, mėgsti gauti, kiti jau primiršę knygas, bet aš vis tiek jaučiu tą malonumą, kai skaitai, imi ir knygą, o ne tą ekraną, tik tai skaitai, vartainėjai, to malonumo nėra. Čia jau vien tik laikai knygą, jau vien tik verti, užuodi kvapą ir tai jau griniausias ASMR. O dar kiek naudos, ne? Kiek įdomybių gali sužinoti. Tai va, šiam vakarui tiek norėjau pasidalinti savo pirkinuku, siuntinuku, kurį net buvau biškį primiršus, kad turi atkeliauti šiandien. Ir labai apsidžiaugiau paštininku, kai atnešė būtent knygą. Tai ką, ačiū už peržiūrą ir iki greito kitose filmukuose. Iki.